Ačiū. Taip, tai pirmiausia, aš noriu pagituoti už teatro paveldo dokumentavimą ir išsaugojimą. Aš ne šiaip sau pasėmiau tą knygą, kuri, čia joje yra mano tas pranešimas anglų kalba, aš jį skaičiau Varšuvoje ir noriu labai pakviesti, čia yra tokia SIBMAS organizacija, kuri jungia teatrus, muziejus, bibliotekas, visas absoliučiai struktūras, tai gali būti ir privatu, kurios dokumentuoja ir saugo teatro paveldą. Ir kaip tai yra svarbu, tai va šitas pranešimas iš dalies įrodys. Dabar aš, kad būtų labai iš karto viskas aišku, perskaitysiu, ką apie atgaivą rašo dirbtinis intelektas. Taip, kad jau būti visiškai šiuolaikiškai. Atgaiva yra reikšmingas kultūros įvykis, kurio pagrindinis tikslas – skatinti nacionalinės dramaturgijos plėtrą ir atgimimą. Istorija ir reikšmė. Pirmą kartą įvyko 1988 metais, tai tapo svarbia kultūros ir tautinio atgimimo dalimi. 30-mečio minėjimas 18 metais Šiaulių dramos teatras festivalį atgaivimo. Renginio formatas apima ne tik teatro spektaklių rodymą, bet ir poezijos skaitymus bei diskusijas. Na, maždaug taip. Oi, atsiprašau, aš palikau papirą. Taip, čia bus daug rodoma skaidrių, kurios yra, jos yra labai vertingos ir meninė prasme, tai yra dokumentinė fotografija, reportažinė, bet tai yra labai talentingo fotografo Šiaulių Aleksandro Stašenkovo ir aktoriaus Juozo Bindoko, kuris taip pat visą gyvenimą dokumentavo teatro paveldą, teatro istoriją, bus fotografijos. Tai dabar jau pranešimas. Lankymasis archyve ar muziejuje visada reiškia, norime to ar nenorime, įžengimą į politinį lauką. 88 metais Šiauliuose vykusio Lietuvių dramaturgijos festivalio Atgaiva archyvą, kadangi jau dabar visą tai į dviejose vietose saugomą archyvą susikoncentravo ta visa medžiaga. Čia aš kalbėsiu ne tik apie patį festivalį, bet ir apie jo archyvavimo būdus, ir tas visas pasekmes, kurios iš to išplaukė. Ir taip sakau, dar kartą įrodys dokumentavimo svarbą. Archyvą galima be užuolankų įvardinti ne tik kaip istorinės atminties saugotoją, bet ir ideologinės kaitos liudytoją, žyminti persiorientavimą į naujas vertybės. Tai rodo tiek dokumentų sąsajos su laikmečio realijomis, tiek palaipsniui ryškėjanti jų svarba tuometiniame ir dabartinėme kontekstuose. Atgaivos archyvas datuojamas festivalio atidarymu, o jo formavimas ir pildymas, įgydamas vis naujas transformacijas, tęsiasi jau daugiau kaip 30 metų. Tokiu būdu susiformavo 5 pagrindiniai archyvo segmentai, apimantis vaizdinę bei virtualią medžiagą. Taip, tai yra Gyčio Padegimo, tuometinio Šiaulių dramos teatro vyriausiojo režisieriaus ir festivalio iniciatoriaus dokumentai, perduoti Kauno apskrities viešajai Ąžuolyno bibliotekai, prie archyvinės medžiagos apie festivalio eigą prijungti dokumentai apie Povilo Višinskio paminklo Šiauliuose pastatymą. Statybos komiteto pirmininkas vėlgi buvo Padegimas. Antras segmentas Šiaulių fotografo Aleksandro Stašenkovo ir aktoriaus Juozo Bindoko perduoti nuotraukų archyvai atspindintys pagrindinius Atgaivos festivalio etapus. Dalis tų nuotraukų, aišku, yra jau ir e-pavelde, kadangi suskaitmeninta, dokumentuota, buvo tokia VEPIS programa ir jos dėka tie visi archyvai buvo pakelti ir atsidūrė tokiam jau virtualiam segmente.
Trečia. Akrono universiteto Ohajo valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijos, profesoriaus Patriko Čiūros surinktų ir perduotų dokumentų iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo bei jo parašytų straipsnių kopijos. Ketvirtas segmentas – Patriko Čiūros iniciatyva organizuotas virtualus sakytinės istorijos atgaiva archyvas. Įrašai dabar saugomi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje kraštotyros skyriuje. Kai aš tą pranešimą skaičiau Varšuvoje, dar šitas virtualus archyvas buvo prieinamas internete. Ir dabar, kai aš norėjau vėl jį atsidaryti, žiūriu, jis nebeatsidaro. Tai aš pasiskambinau ir išsiaiškinau, kad įrašai visi yra diske ir saugomi bibliotekoje. Jie niekur nedingo ir juos galima ten, aišku, nuvažiavus, padėjus tam tikras pastangas išklausyti. Ir penktas segmentas – Šiaulių dramos teatro iniciatyva surengto atgaivos festivalio 30-mečio paminėjimo medžiaga. Norint pilnaverčiai pristatyti visą archyvą, pirmiausia reikia nušviesti patį atgaivos festivalio renginį. Jo neabejotina įtaka ir svorį nulėmė tai, kad festivalis buvo kryptingai orientuotas į tuo metu lietuvių tautai gyvybiškai svarbias aktualijas, jungiančias praeitį su dabartimi, buvusias bene kiekvieno svarstymų ir išgyvenimų objektų. Tuo pačiu jis atvėrė lyg tol draustos lietuvių dramaturgijos bei poezijos versmes. Atgaivos kultūrinę programą sudarė 3 svarbos atžvilgių lygiavertės dalys. Vidurdienį tuometinėme mažajame teatre, dabar Šiaulių Švento Ignaco Lojolos bažnyčia, kadangi buvo bažnyčia, šitas teatras gražintas bažnyčiai be abejo, ryto mintis dėstė garsūs filosofai, kultūrologai, literatūros ir meno istorikai, teologai, rašytojai. Vakare Šiaulių dramos teatre buvo rodomi lietuviškosios dramaturgijos spektakliai. Vidurnaktį publika vėl grįždavo į mažąjį teatrą, kur klausėsi nakties poezijos skaitimų. Programa buvo nepaprastai intensyvi, bet parengta taip, kad norintys galėjo viską apriepti. Dabar kviečiu pasižiūrėti skaidres, pradėsim nuo festivalio atidarimo. Dar atsiprašau, dar čia Žigulio tas paminklo statymas, porą skaidrių. Višinskio paminklo ir atidarimas ir pats paminklas. Čia jūs matote Šiaulių teatro fasadą, kurį puošia festivalyje dalyvavusių teatrų vėliavos ir jų atstovaujamų miestų herbai. Na ir toliau atidarimo nuotraukos. Tiesą sakant, kai aš skaičiau, ten buvo toks kongresas Stigmas, jis yra labai plataus tokio masto, ten suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio, čia bus labai daug ir pažįstamų veidų, bet prašom mataičiai. Jie nelabai daug ten žinojo apie tą, taip sakant, mūsų tą išsivadavimo judėjimą, bet atkreipė dėmesį ne vienas, kad jie labai įsižiūrėjo į žmonių veidus, kokie išraiškingi, kokie susikaupę yra veidai. Ir čia va toks įdomus momentas, čia yra tik tai legalizuota trispalvė, kurie Šiaulių teatro aktoriai, čia šalia dar Narcizas Freimanas, fotografas garsus, neša šventinti. Ir va čia yra taip. Monsinjoras Kraupas Jakaitis šventina vėliavą. Taip, festivalio dominantė neatsitiktinai tapo ryto mintys. Vien lektorių pavardės ir temų pavadinimai kalba už save. Ozolo tautos sugrįžimas į save. Vėliaus lietuvių mitologija ir dabartinė kultūra. Saukos tautosaka ir nūdiena. Lukšienės kultūros atminties praradimas. Daunio katalikybė ir nūdiena. Samulionio Sruoga istorija ir rašytojo lemtis. Gudaičio, Karčiausko ir Truskos baisiosios naktys lietuvių kultūroje. Vėlgi skaidrės. Labai garsiai žinomos pavardės. Na ir taip, čia atsiranda ir Gyčio padegimo asmuo. Ir va, kaip jis tuomet, kaip festivalio iniciatorius ir varomoji jėga atrodė. Gerai. Taip, kas čia dabar prieisim prie spektaklių, tai pagrindinį apdovanojimą laimėjo Rimo Tumino, Čia nebus mirties, ten toks buvo miksas padarytas tarp Džeko Londono, Martino Ideno ir Pauliaus Širvio tos biografijos. Ten daug yra tokių visokių niuansų, kurias dabar aš jau dėl laiko stokos neaptarinėsiu. Na, o
O kas liečia spektaklius, tai teminių požiūrių rytinę dalį sėkmingai pratęsė. Festivalio repertuare buvę spektakliai, jie sukaitytas Žilvino pastatymo Šiaulių dramos teatre režisierius Padegimas papildė Bogdano paskaita apie Eglės ir Žilvino mitą. O Kauno Lėlių teatro parodyta Matučio paimos Eglės sūnus inscenizacija režisierius Stankevičius, kita teatro išraiškos forma praturtino šio mito temą. Iškai viskas labai buvo persipinę ir pragalvota. Festivalio pabaigoje Mažajame teatre buvo suvaidinta šiauliečių premjera, pirmą kartą Lietuvoje režisuota lig tol drausto autorė Škėmos Žvakidė. Tai čia parodysiu keletą nuotraukų. Tai Padegimas repeticijoje, Žilvino nuotraukos. Žvakidės nuotraukos abiem sudėtim. Na ir čia spektaklių žiūrovai. Taip, spektaklių žiūrovai, kur irgi rasit labai daug pažįstamų veidų. Kaip matot, ir Banionis, ir Saulius Varnas. Čia jums taip kolegijos teatrologijos centre ir iš antroje pusėje šitas Vengrijos Antranas. Na, čia šiaulietis. Taip. Panašių principų buvo sudaryta visa festivalio programa, net trečioji poetiškoji jos dalis, nors laiko atžvilgiu atsidūrusi eilės gale, savo teminių kryptingumų niekiek nenusileido ankstesnėjams. Joje buvo tokie autoriai kaip Gedas, Strazdas, Baranauskas, Kudirka, Karčiauskas, Mačernis, išeivijos poetai Aistis, Brazdžionis, Milašius ir kiti autoriai. Įsidėmėtina, kad festivalio rengėjai nesuabejojo žiūrovų nusiteikimu ne tik aktyviai dalyvauti intensyvaus mąstymo reikalaujančiuose ryto minčių susitikimuose bei vakaro spektakliuose, bet ir surasti laiko nakties poezijos renginiams. Pilna salė pirmojo skaitymo metu, programą pradėjo aktorė Kochanskytė, perskaičiusi Gedos 7 vasarų giesmes, tai neabejotinai patvirtino. Paaiškėjo, kad šie renginiai ne tik neatskiriama triptiko dalis, bet ir būtinas atokvėpio momentas, leidęs patirti nemažiau darbingą poilsį. Ypač daug žiūrovų sutraukė. Taip, Karčiauskas, taip, sutraukė Kauno dramos teatro aktoriaus Genio ir dainų autoriaus be atlikėjo Rolando Paulausko kūrybos vakaras. Jame apsilankę Genį atrado ne tik kaip skaitovą, bet ir kaip savitą poetą. O susidomėjimas jų programa, nes patvirtino, kad žmonių pilietinis patosas Paulauskas atstovavo ir sąjūdį, o nemaža dalis Genio eilių buvo skirta tremties temai, labai išaugęs. Vilniaus jaunimo teatro aktorius Algirdas Latenas įsiminė ir entuziastingų nusiteikimų festivalio atžvilgių. Šis renginys eis Lietuvos teatro istoriją, tvirtino jis. Taip, tai dabar matot, kokios eilės yra žmonių, kiek daug yra susirinkę. Buvusi ta dabartinė Ignaco Lojolos bažnyčia. Tuo metu, kaip sovietmetis, ji priklausė teatrui ir ten buvo Mažasis teatras, tai pavadintas buvo. Bulvaro gale, turgaus einam kairė pusė, ten kur Jonas Paulius ilsėjosi, yra jam paminklas. Taip. Lygiai grečiai veikia keletas parodų. Krištopaičio akvarelės Lietuvos bažnyčios, Lietuvos scenografijos istorijos puslapiai iš Teatro muzikos ir kino muziejaus fondų, Vaitkūno ir spektaklio Žvakidės scenografas bei Varkulevičiaus tapybos darbų parodos. Buvo parodyta Freimano nufilmuota juosta apie Šiaulių dramos teatro iniciatyvą, surengta ekspedicija sunaikintų Lietuvos kultūrų paminklų pėdsakais. Išėjo 4 festivalio biuletenio atgaiva numeriai. Festivalio metu atgaivoje ir Šiaulių naujienose buvo spausdinamos spektaklių recenzijos. Gilinantis į nuomonių įvairovę privertė suklusti konferencijoje pavadintoje Lietuvių teatro vieta ir uždaviniai kultūros atgimimo procese. Dar mes pažiūrėkim šitas atgaivos skaidrės, 1, 2, 3, 4 numeris, čia yra skaitytojai pirmieji, čia jau tokie nusipelnę skaitytojai, Karčiauskas, Truska ir Gudaitis.
Na čia taip, skaito visi praktiškai, kas buvo teatre, visi skaitė ir įsigijo. Taip, čia mes matom Algimantą Adomaitį, jis tuo metu buvo LTSR teatro veikėjų sąjungos valdybos prezidiumo pirmininkas. Na, aš nežinau, ar jis savo nuomonę pareiškė, manau, kad tai buvo kolektyvinė teatro sąjungos tokia nuomonė. Jis pareiškė taip, teatras žaidimas, ne jo reikalas rimtai spręsti problemas. Akivaizdu, kad šių teiginių buvo išsakyta dviprasmiška tam tikrų teatro veikėjų pozicija atspindinti laukimo būseną ir rodanti nenorą kištis į procesus. Jei atgaivos organizatorių nuostatos būtų buvę panašios, festivalis būtų tapęs dar vienu renginiu dėl paukščiuko. Vis dėlto tiek kūrėjų, tiek visuomenės požiūriai šiuo klausimu ženkliai skiriasi. Paradoksalu. Taip, dar pažiūrėkim, kokie svečiai. Labai vėlgi bus naujų, pažįstamų veidų. Masiulis, Banionis, Vaitkus. Taip, ir dabar mes perinam prie tos dalies, kur jau po 30 metų. Paradoksalu, bet pačius ryškiausius festivalio svarbos akcentus, nekeliančius jokių abejonių dėl vertinimų objektyvumo, sudėjo Ohajo valstijos Akrono universiteto profesorius Patrikas Čiūra. Jis buvo atvykęs dėstyti Lietuvą, teatro istorijos, man atrodo. Taip. Domėdamasis Lietuvos teatro istoriją, tyrinėdamas Šiaulių dramos teatro bei Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentus, jis priėjo daug sakančios išvados. Jeigu nagrinėtume atgaivos festivalį kaip vieną bendrą pasakojimą, jį būtų galima suvokti kaip Lietuvos kultūros nepriklausomybės nuo Sovietų sąjungos deklaracija, kuri įvyko net 15 mėnesių anksčiau nei politinė šalies nepriklausomybės deklaracija. Parašęs išsamų šį teiginį patvirtinantį straipsnį, ten dės dat šuklyti Lithuania, atgaiva drama festival of 1988. Ir apskrities Povilo viešosios bibliotekos darbuotojų padedamas ėmėsi užrašinėti festivalio liudininkų ir dalyvių įspūdžius, taip formuodamas atgaivos sakytinės istorijos archyvą, buvo įrašyti šių festivalio liudininkų ir dalyvių prisiminimai. Ne, aš jau kažkur per toli nušuoliavau. Ne. Tik to. Čia buvo taip, Vytauto Juškos tuometinio Šiaulių dramos teatro direktorius, Gyčio Padegimo tuometinio Šiaulių dramos teatro vyriausio režisieriaus, Valentino Išgalvio tuometinio Šiaulių dramos teatro literatūrinės dalies vedėjo, Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorių Antano Venskos, Juozo Bindoko, Renos Lutikaitės, Nomidos Pečiūtės, dailininko Artūro Vasiliausko, choro dirigento Artūro Vaičiulionio, paties Patriko Čiūros, ir buvo tokia istorinė padaryta laida, garso įrašai iš kultūros programos Ryto mintys. Čia yra tas diskas, kuris, kaip sakiau, dabar jau virtualiai neegzistuoja. Susitikę su Čiūra kalbėjimas apie tai, koks svarbus bei skvarbus gali būti žvilgsnis iš šalies, kai iš svetur atvykęs žmogus atranda ir atskleidžia reikšmę to, ką vietiniai jau primiršo ar nepakankamai įvertino. Manau, tai vienas gražiausių bendradarbiavimo atvejų, sulaukęs didelio vietinių žmonių palaikymų. Bibliotekoje bus suformuota darbo grupė, minėtas Čiūros straipsnis iš anglų kalbos buvo išverstas į lietuvių ir išspausdintas Šiaulių kultūros almanache Varpai. 10 dienų, kurios sukrėtė Lietuvą. Nebūdamas lietuvių Čiūra be minėtos pagalbos nebūtų galėjęs visaverčiai gyvendinti savo idėjos. Nors ir kirba mintis, kad jeigu panašią akciją būtų pasiūlęs kas nors iš vietinių, vargu ar ji būtų sulaukusi tokio susidomėjimo ir dėmesio. Ir ypač didelį įspūdį padarė profesoriui festivalio rengėjų nesitaikstymas su bandymu keisti jų numatytą datą. Čia jūs matot taip, Čia yra tas protokolas Teatro sąjungos, nes taip, 80 metų gruodžio 12 dieną į Teatro sąjungos siūlė keisti į kovo mėnesį, perkeliant festivalio finalą į kovo 27 tarptautinę teatro dieną, kurią siekdama niveliacijos siūlė tuometinė LTSR teatro veikėjų sąjunga. Būtent šis kreipimasis protestas, kurį įrodo profesoriaus surinkti dokumentai, archyve rastos keitimo datos pasiūlymą užfiksavęs Teatro sąjungos susitikimo protokolas ir Šiaulių dramos teatro
Taip, čia yra protestas, kaip matot, netgi su Giedriaus Kuprevičiaus rezoliucija, jis tuomet buvo viceministras kultūros ir jisai tą rezoliuciją uždėjo teigiamą, kad reikia leisti pagal teatro pasirinktą datą. Taip. Ir tai jam tapo neginčiamo laisvos dvasios proveržio ženklu, paskatinusiu padaryti minėtas išvadas. Man atrodo, kad jį ten tiesiog ištiko toks, kaip būna įsimylėjimas į kažką. Jis į tą festivalį įsimylėjo, beprotiškai. Tiesiog į toks smūgis ištiko. Toks kaip ir Saulės. Jis pakėlė visą absoliučiai medžiagą, visas publikacijas, visus dokumentus surinko. Visą tai, reiškia, jisai kaip pavertė to archyvų. Žodžiu, jis padarė didžiulį darbą, net ketinu rašyti knygą. Knygos kažkaip mes tos nesulaukėm, bet gal dar ateityje pasirodys. Suprantama, tuometiniam Atgaivos festivalė sklandė įvairios nuotaikos. Netgi buvo tokie bandymai pasakyti, kad jokio tokio to parašo teatro ir kreipimosi ir tų parašų surinktų nebuvo. Kad čia režisieriaus yra fantazija, emocijos, kad čia išgalvojo. Tai kadangi čia buvo toks pokalbis su Čiūra vyko, tai jis būtent specialiai visą tai surinko ir dar man pakišo, kad sako, va tikrai, va sakė, nebuvo, kad sugalvojo, o iš tikrųjų va, viskas yra. Taip, nes ne viena euforija lydėjo jo organizatorius ir dalyvius. Buvo ir išsigandusių, ir abejingų, ir tokių, kuriems žūtbūt reikėjo festivalį sumenkinti. Šiuo požiūriu daugiausiai kliuvo, žinoma, jo pagrindiniam iniciatoriui Padegimui. Vis dėlto didžioji dauguma dalyvių ir žiūrovų nusitelkė ir pasirengė permainoms, kurias netrukus įprasmino 90 metų kovo 11 dieną pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas. 15 metais vykusiame pokalbėje paprašytas įvertinti festivalio situaciją iš dabarties pozicijų, Padegimas patikino nieko nesigailintis. Man atrodo, kad tada buvo kaip tik tas laikotarpis, kai ir aš pats ir teatras vieningai veikėme toje patvinusioje upėje, kuri veržėsi į laisvę ir griovė visas užtvaras. Jos tėkmė ne visada buvo tiesi, dažnai šakojosi, bet ji tikrai atliko tai, ko tuo metu reikėjo ir kas turėjo būti daroma. Gal dabar atrodo, kad buvo pernelyg daug euforijos, emocijų ir pareiškimų, tiek organizuojant Atgaivos festivalį, tiek ir leidžiant laikraštį ar vystant kitą veiklą. Tada tikrai vyravo labai didelis maksimalizmas, bet jeigu jo nebūtų buvę, pradedant Vytauto Landsbergio ir kitų veiklą, mes dabar neturėtume laisvės, būtume taip ir likę kaip pelės po šluotą, tačiau atveju daugiau buvo geriau negu mažiau. Aišku, kad šitas daugiau iššaukė ir kažkieno patyčią, ir pašaipą, bet jeigu reikėtų visą tai pakartoti, tikrai daryčiau tą patį. Galbūt veikčiau labiau apskaičiuotai, protingiau, bet tikrai niekada neatsisakyčiau tos veiklos, to viso Šiaulių teatro įsijungimo į išsivadavimo upę. Citatos pabaiga. Belieka rezumuoti, kad pražanašiški aktoriaus Latėno žodžiai apie festivalio reikšmę teatro istorijai laikui bėgant įgijo žymiai platesnį mastą. Šį pokytį vaizdingai suformulavo būtent Čiūra, perfrazuodamas literatūroje ir mene 88 metais išspausdintą Cirvaitės straipsnį 10 dienų, kurios sukrėtė Šiaulius, į 10 dienų, kurios sukrėtė Lietuvą. Akivaizdu, kad lietuvių dramaturgijos festivalis Atgaiva tapo ypatingų meninių ir politinių įvykių ne tik Šiaulių, bet ir visos bundančios Lietuvos mastu, faktiškai virto Šiaurės Lietuvos sąjūdžio pradžia. Tai liudija ir memorialinė lenta ant valstybinio Šiaulių dramos teatro sienos, skelbianti, kad čia įvyko istorinė Šiaurės Lietuvos sąjūdžio konferencija. Todėl nenuostabu, kad teatras nutarė pažymėti šio išskirtinio ir nepamirštamo renginio 30 metų sukaktį. 18 metų festivalis buvo organizuotas simboliškai išlaikant 88 metų Atgaivos festivalio struktūrą. Buvo rodomi spektakliai, skaitoma poezija, vyko diskusijos, kvietė prisiminimų vakaras. Festivalį Atgaiva 30 vėl diskutavo įvairių kartų filosofai, teatrologai, aktoriai, režisieriai. Minint ankstesnį didelio rezonanso sulaukusį renginį, bandyta realizuoti ir reflektuoti tai, kas pasikeitė mūsų gyvenime per 30 Lietuvai ypač reikšmingų metų. Ir čia paskutinės skaidrės, čia susitikimas po 30 metų Šiaulių teatre. Vėlgi, aišku, Gytis Padegimas. Čia buvo padaryta tokia parodėlė. Ir centre yra Bindokas, ir fotografas, ir dalyvis, ir pasakotojas tų savo atsiminimų. Na ir taip.